pradedam. Aš kaip kiekvieną metą varau busikau technikėnį. Tai nežinau, kaip čia praeis, nepraeis, atrodo važiuoklių tikrinu, sakė, viskas atrodo normalia. Kelis lempelis buvo nudegęs, pasikeičiau. Tai vakar visiškai vis deina braliai, šį rytmetį, kada jau šertais. Visiems gyvuliukams geldas teik pilnas, perleis, teik šlapia. Dar šiandien biškį rod litaus į rytų, į po rytų, tai net neįsivaizdau, kada reikėtum šiai nupjautais, nes jeigu dabar nupjautins, ten lyg savaitę, ten dar pusantros bus kaip mėšlus, tai nebebus ko ir prasaut, kaip sakt. Tai technikėns nepraėjau, lempas kažkur nepateka ir dešinios pusės šarnys taip pakleba. Buvau nuvaris tikrinti, sakė, kad nyvė atrodo viskas gerai, matyt prasileid arba tiesiog nepažiūrėjai. Tai dabar ne vienam, kas tvark mašinas, bandžiau priskombinti, ne vienam nepriskombinti, nieks nekel, matyt visi užsijėmė ir dėl lempų tai nesu galvos, tai sustosiu parduotuvį, nusipirksiu poliruoklį, daug maž apsipoliaraus ir gera bus, nes pernai met buvau nupoliaravęs, šį metą atrodo visai dar normalis, bet neįtek. Vakar pasikeitėm šarnyrą, lempą nebepoliaravau, nes vėl lyt pradėjai. Tai varys šiandien nes apsišyriau, visko apsidirbau, nusipoliaraus tas lempas, parodysiu jums. Ne specialistas, bet, kaip saka, pas nusipirkau tų kempinį vadinamų į toro, bandys su bulgarkį su tą apsuk sumažinti, nes, paskiau papasakus, jeigu ten apsitaškins pernai metų kliovį pusik, tai pabal pusiks, žodžiu. Ir praeitą video neįparūdžiau tų karpių, tai dabar pabandys parūdyti. Labai didelį vėjinį, bangų nėra, gal matysies. Kon, susiruošiau žaisliukus. Va, lemps atrodo tep. Nėra žiaurė, bet nežinau, kodėl jums neįtek. Tai, kaip minėjau, naudosiu, nežinau, paprastą pastą. Tai paprastą turbinkį su tau pošto čia biškį peliuką apgriaužį. Vecais. Tai kon svarbiausia, jeigu poliaront kas nes to darė, saugot tas veids, kadangi čia aš labai nesureikšmint, matau šitą, jeigu kliūntos pats, tas kažkokiet paviršiaus labai nuėd. Tai jeigu jau turit kas geresnis mašins, tai apsiklijuokit paprastą tą dažym jaustą, nes, tiesiog dažas pažeis, pradės lupteis. Aš pabandys parodyti jums, kas šį gaunas maniai. Ir matys, nežinau. Iš tikrųjų, tu šveit, tik vienas pastebėjimas buvo vakar, ką variau, kad, kaip čia pasakys, tas tens, kur šveisas meraun, un bėgiukas yra. O mašinas pastatys kersai, taip ant vienos pusės kairės lems išves net nemat. Realiai pagalvojus, kaip tu matys, jeigu ten per metrą tu šveis spindulį nėra. Bet žiūrėčiau, kaip vis laik ir jeigu nėra lemta praeiti, nepraeis, vis tik prisikabins pribėko, bet, kaip sak, trūkum nedaug ir tai pabai, kaip minėjau, šarnys pakeis, lems nusipoliaraus, o antradienį po 5 gavau, užsiregistravau į eilį, tai nuvarysiu. Visų pirma, čiut pasundės čia, nes daugiau neviena apsakų numažinti. Jeigu daug uždeda, visur apsigliuzavo, visur apsitaškins pernai, kad dėjau. Un greitų padėties, tai tą pastą tiesiog įsitaškį. Visur kur kliau. Tai nežinau. Čia irgi jaučiu.
Nu, biški suveldžiau, dabar dar pastelis pritrinti. Žiūrėsim, ar bus efekts. Jau dabar biški matos apgliozavoti. Nu, turėjai mačyti kažkiek. Tai va, dapuliau rautlėm, dar nuvaliau į tą senuoji. Tai dabar dar bandysiu užkurliukneit, matos, kaip apsitaško visur. Tai kaip minėjau, jeigu kas turit geresnį saugojit mašiną, tai apsiklijuokit visur, nes nubloks dažą. Tai va pabaigiau su to trinti. Tai dabar šelt vandenį. Su muilu nuvalysiu ir nusausinsiu, ta prasme. Turėtų būti gera, nes akivaizdai tep matos. Aišku, lempį subraižyt matoma, bet jeigu nori, kad būtum kapnauji, tai turėtum varyti, kad jau užsėm, nes ten sušvitrinti turėtum trinti ir tep toliau. Bet kadangi mums gružiaus nereiks varpką šveistų, įteik. Tai va, vaizdėlis pasikeitė. Manau, kad gera bus susirinkti škūdlius. Žodžiu, butiko technikėn praei viskas gera, lems, kaip minėjau, nusipoliarau. Ko trūkams buvo, šarnyrs pasikeitė, be problem praei. Aš susirušiau, išein, pabandyti, pradėjau tik dirvelį, tai nutrūka arba nusimuoja diržus. Tiksliai negaliu pasakyti. Laisvas ir, bet garantautant bus nutrūkis. Daugiau nein, išteimt, bandyti rekardytais, žiūrėti, nusiimti apsaugą. Nusileis nenulūsi, pirdžiūsi. Smerd degėsias gumą. Sveins persisoks ir. Tai net nežinau, kas nam čia nepatik. Kaip unstep galėjai peršokti, to numesti. Tas peršoka. Žodžiu, diržas nenutrūksti ir. Vo, čia matosi tas antrepėjais. Peršoks per tų. Čia, žodžiu, nežinau, kodėl nam tep. Arba gal škilų kokių užkerta. Su kas atrodo? Su darbiniu. Žodžiu, čia nutep neundės. Bandys atleisti šanon biškį. Šiaip pridžiūjus, reiks jaučiu vamzdį atsinešti. Pasipūsti. Pasipučiau biškį, pajudėjai. Būt gera nagūną įkišti. Nu, dabar berek susiteimt vėl diržus, nes tas išvesi laisvus.
Reiks bandyti važiuoti toliau, žiūrėti. Vėl linu, vėl dolks, šalt, vis. Nežinau, kuomet tu tą testą dein, kad nebelys visai. Kiek laik lyn, net nežinau, savaitę, dvi. Gal daugiau, gal mažiau. Nu, praktiškai kiekvien dein lyn ir susitraukti tas šienpjovėms, į tep darbą vis trukdos. Nu, žodžiu, bandys toliau pjauteis. Ten vien dar pabaigiau, dabar dar kitą pradėjau pjauteis, dar prinamu ir žodžiu nusimato, o lik pat pavakaris, arba vis vakar pjauti. Čia irgi ir kemsina durpina, matos čia krūmins ir šlapia, po to ten priekyje irgi yra ganėtina šlapia, šią žulė veitum išvis vešli yra. Bet daugiau čia to daro, dubilų nelik, daugiau veinas milgas. Manau, jeigu gerą apys pavyks paimti šeiną, turėtų būti skani pašarą. Tai žodžiu, sušeinas baigta, viskas įvyk labai greita. Un ta, kur dabar matyti video pjūviaus, palikau, 2 dienas niek nedariau, įstaigę pradėjau gribtis, vien negalyvėtinę, tai kiek žmogaus, sak, porą valandų atvarau, viniuoti, presuoti, tai uvarmu susigrėbiau, susitvarkiau, ruloną jau ir padaryti, dabar paliks, kaip savaitę biškį susistovės, susivežti. Žodžiu, labai greita. Šeinas, kaip dabar šilta, šeinas gera džiūva, nu aš kaip vis laik apvytin daugiau negu šienainį įsuviniuoju, nes mums patogiau šerti gyvūnas, kad nevalgo. Tai dabar varys Highlandam aptvarėk išsipjauti, susitvarkyti ir esam tokiai biškai apišvėri, nes vakar kėlimės 3 valandą važiavom alpakų kerti Alytų. Tai žodžiu, neina atsigauti, žiaurė pasivarga tos keliones ir sunkia alpaks kerti, nes biškai ligotas buvau. Nu žodžiu, tų reikalų ir nebent besuspėti, visiškai niekur, bet judam, nežinau, ar atsislusėme tas toks vėžis, kad nebereikėtų liekti taip visur. Nes dabar irgi Highlandam aptvar apsipjaus, apsitvarkys, tik dienelį vėl laisvesnį, pjauti į savis, nes ten tas galas paliek nepjauts, nupjaus 2-3 važiavimus, aptvers savim peimin, avis kiek išjies, išpjaus išėdas. Tai
žodžiu, dar busiką kiek nusipirkom, nes iš tikrųjų atsiboda. Nori važiuoti aplungę mažeikę, kel mokestį. Tai nežinau, man į aplamą nori suvakas kažkur išvažiuoti ir jeigu dar painuką pavyzdrę kažkur parsivežti, 3 veitas tėra, nesutelpa, nes jeigu abu vakar nori važiuoti. Po to, nu tarkime, ten kukurūzą, kombikormas, dar kur nors, niekur vėl mokestį mokėk. Tai dabar tu iki pat pasimėjau, nes aš jau atmintiną žinau. Ir iš Vokietijos pargins. Išorį atrodo nebloga. Kaip saka, apats ir slengs mačiau vienu veitu į parūdėjus. Dar, nu tokiai smulkmens irgi reik prieiti, pasižiūrėti, susivaryti technikins, prisiregistruoti, susitvarkyti. Tai sakau, kad nein suspėti nikap. O apie šeiną, šias metas labai daug. Pernai buvau tik apie 20 rulonų iš tų pačių dirvų, kur pjoviau. Šį metą supresavau 54 įskirtoms. Tikra žulė ir vešlė, į pavilnė dėdelį. Žodžiu, su šein trūkum nebus, manau, niekam. Minėjau, pėmins ir peržėlį, ten labai vešlė ir pasimaronu. Tai dar čia vien dien žadėjo atvažiuoti. Pasimaronu į Krekždę, ką apsvarkyti, bet tų dien alėjai, tai nebeatvažiavau, sak dar atvažiaus. Tai žodžiu, pasimaronu. Musis jėd, žaizdelis jau pragrauja žunku pros. Nupirkom biokilą, žiaurė bei kaputį, bet būtų užlaužama apipitam biokilą. Jeigu tas nepadės, tai dar viens tepals toks ir veiksmingas, reiks bandyti tepti tada. O aš maistas varau ruošteis pjauteis, nes kapšein vežiau, na ir lūn matus kiek įpėmins pasidėjai. Nu, žodžiu, kaip minėjau, žulies žilėms į nesveiks. Simarūna gal būdu, net nelend lauk dabar. Ailenda irgi miški. Kitvys gyvūną relaksondą šiandien nuvarysiu iki mažeikę telčių. Nupirks tus paplūdžimiaus skėčius. Įdėti vištom, mamytėm. Nes jeigu čia sekmadienį prognozuojam 34-35, tai bus karšta, kad turėtum pavėsį, o viskit gyvūną tor. Highland aptvar apsipjoviau, žiaurė karšta. Pamiškė ten ėjo, buvo dėjus su ramis buvo. Teikti, aklė pol, tai nuvariau su biokil kiek einu pus, nes ramis bėjai to potem, bet kiek apiputėjau biški sumažėjai. Tai aš mato slėniais ant apsipjoviau vis aplinkau, visur lėk Simarūno apartamentą. Čia irgi daugi, ten ant matos jį net peraugi. Tai nusipjausiu, bus pakainę. Šiaip net pabaigiau ir Simarūnas šniūrs apipjauti. Šilt, žiaurė šilt. Tai va matos, vis lėniai, kitur jau šein, simygom džiūn žulį. Vis kalt, vis var žodžiu parėjau. Tai dabar varyt rektam gal iki mažeik, pasižiūrėti tų lietsą ir gyvūną, nes kalakutau ant advokau netor pavėsiaus. Tai atrod, kaip Malijorko lietsargė, naba saulė nebešveit. Saulė buvo ir iškart tik įdūriau. Praei gal kelis minutis jau buvau stovėjai, nes kalakots jauci ir nam gerą kepėm per tas plunksnas. Tai savaitgalio sekmadienį prognozuojam dar didesnius karščius, lik 3-4, tai užkart pasirūpinom, kad turėtumėm turėti pavėsį, nes tepa plama šita vis kitki gyvūną tor
medē užstoja iš vienos iš kitos, pois Highlander mišką tor, o dabar šitą pavakarę jau čia šitą, šešėlę metas. Nu ryt miški būn, paskiau šitą metus jau dabar pareidinė į priekį. Tai žodžiu, stengiamės, kad nebūtum labai karšta. Ir dar matys, jeigu tai vėjai nebus kepins, tai amukams visiems pabandys vandens siurblį pajungt, kad palaistyti. Tai manau šiam video tai, ką žiūrėt, susimatysim kitus video.